Sakom labas iš Katanijos. Iš Katanijos uosto. Kaip matėte, tie gražus paveikslėliai ant tų didelių bidonų. Aišku, kad mes esam prie uosto. Bet uostas bus ne tas prabangusis. Taip, nebus čia labai gražių jachtų. Labiau tas uostas yra darbinis. Žodžiu, atveža prekes, išsikrauna ir grąžina kitas. Šiaip, kol vaikštam po Kataniją, tai pastebiu, kad dažnai gatvėse paduoda tokios smarvės žuvies, kad aš net nežinau, ar šiandien norėčiau valgyti jūros gėrybės. Pagrindinė tai tiek prie tų turgų. Turgai užsidarė, ten matyta žuvis plaunama, gal palieka jos nemažai, ten pūna jinai, tai tikrai labai smirdi. Ir viena vieta buvo, kur žiauriai smirdėjo, tiesiog žmonės ten sėdi ir valgo, niekaip, žinok, niekaip. Tai jūros gėrybių šiandien nevalgysim, bet gal rytoj arba poryt arba užporyt. Va toks laiviukas, įspūdingo dydžio, bet ne kruizinis, kažkoks keistas laivas, neįdomu ką jis čia. Gal ir kruizinis, bet bent jau iš išvaizdos tai nelabai. Bet dydis įspūdingas, tokia apleista vietelė prie to uosto. Namukai padaužyti. Turbūt ne pati geriausia vieta pasivaikščioti, bet mes jau taip pasirinkom tokį praėjimą. Kampu prasuksim, sako, čia neverta yra užsibūt. Trumpai nebent praeiti, pasižiūrėti, pusvalandį, maks valandų. Ir viskas, nes va, šiukšlinėlis geras. Tokia ta Katanija. Gerai, kad dabar diena ir šviesu, nes vakare čia tikriausiai ne pati jaukiausia vieta pasivaikščioti. Visur čia viskas išpilta, purvina, išdaužyta. Smarvės įsiuko. Tikėjausi ne taip iš Katanijos. Nu čia ta uosto dalis turbūt tokia tik tai. Mes čia gal ir turėjom neiti šitoj vietoj, bet taip jau gavos. Ne viskas yra tik tai labai gražu. Prie drambliuko kažkieno namai. Nežinau, mes čia nublūdinom taip, kad neberandam kaip čia išeiti ten, kur reikia. Ir kažkokios baisės aikštelės eina. Matom Katanijos antireklamą. Su uostu ne kažką čia gavosi. Čia kad reikėjo prieiti, reikia kažkokiais ratais kvadratais arba su automobiliu važiuoti. Tai mes sakom, sukam jau po truputį link automobilio. Bet neužilgo turėtumėm pakliūti tokį meno kvartalą, kuriame labai daug visokių piešinių ant namų. Galimai net jie vadinasi muralai, kaip jau girdėjom, kituose Italijos miestelėse. Sakyk. Gera? Liuks tada. Jau gerai. Na, jūs praktiškai nieko nematėt, kas kavinėje vyko, tai sunku suprasti kontekstą. Bet buvo didelis sodžiukas labai lindęs, o dabar jau sako, kad gerai. Šiek tiek va, kažkokio tokio senoviško vaibelio biškiuką. Troba va kokia, skalbiniai, čia kažkieno turbūt, kad tiesiog gyvenamoji vieta. Ir menai prasideda ant sienų. Dabar čia, kur eisim, tai turėtų būti daug tokių menų. Čia ta aikštė dar viena iš mažiau išmargintų, bet yra tikrai pilna visokių piešinių, bet labai gražus, kokybiški piešinukai. Turistų nulis, žmonių nulis, vieni vaikšto. Kaip ir kiek domėjausi, tai skaitasi, čia nėra pats saugiausias rajonas. Bent jau nebuvo anksčiau. Dabar dienos metu kaip ir nieko blogo. Vakarais ne visai rekomenduoja čia vaikščioti. Bet pasigražė dieną. Kodėl ne? Pilna tų piešinių. Meno galerija.
Aš tiesą sakant irgi Siciliją įsivaizdavau visai kitaip negu čia. Yeah, I'm so fresh like the morning. Mouth wide open like they yawning. Every time they see me, they in G-Shock. Homie, this is too far. Homie, I feel too alive. You can see me like Illuminati. You can see me like Illuminati. But I'm shining so bright, so bright. Don't Greta fotkino savo mašiną, sako, Rūdis užpuolė, iš draudimo reikia pinigų. Bet tai negi čia tikrai kažkas važiuoja, pažiūrėkit, kaip tai. Kažko vairuoja? Mašiniukas, nu. Biški neprižiūrėtas. Būtų išlaikytas tvarkingai, tai čionais aukso grynuolis stovėtų. Nes tokias mašinas vertę tai turi. Ypač Italijai. Visokiuose Salerno, Sorrento, Positano miesteliuose. Kiek einam, kur turi būti labai gražus objektai, tai visur viskas remontuojama. Stato daro, čia turėjo būti labai graži gatvė. Iš nuotraukų, vat iš šitų visų. Bet išrausta, išdarinėta. Kažkiek akcentų galima pamatyti, bet jau ne per daugiausiai. Ir labai tuščiai iš tikrųjų. Matyt, tikrai visi dabar siestai jau primygę. Praktiškai keturiese vaikštam ir žiūrim visą Kataniją. Vieta paminėta kaip istorinis centras. Man tai šitie medžiai labai gražiai atrodo. Jau traukia fotoaparatą. Kirsiau nuotrauką. Tuoj ateisiu. Ir čia istorinis kažkokius tai pastatas. Nežinau tiksliai kas, bet tiesiog aikštė tokia graži, su kavinėm apsupta. Kiek mes ėjom, tai visas kavinės yra, atrodo bent jau geresnis negu mūsų, kur mes sėdėjom pizzą valgėm. Kaip taip nutiko? Viskas yra iš greičio. Baisiai norėjom valgyti, reikėjo pirmą pasitaikiusią gauti. Pažiūrėjom, lyg ir nieko iš nuotraukų ir viskas. Fontaniukas be vandens. Na, tas pastatas neblogas. Tamsus toks rudus, gražus. Ir šitie mėlyni medžiai. Nežinau, kiek nuotrauką perteikia, bet gyvai tai labai gražiai atrodo. Čia nors neremontuojama gatvė. Su šuniais. Šiaip dar galvojom, ką veikti Katanijai, bet šiek tiek su laiku susispaudėm. Tai šiaip įdomus dalykas yra traukiniu važiuoti aplink Etną. Nuo Katanija Borgo iki Randazo. Apie 3 valandas trunka kelionė. Tiesiog galite sėsti, kaina nėra didelė irgi ten apie 7 eurų kokie. 8 bent tai prašo, tai reikia pabandyti, gal pabrango, gal atpigo. Ir jeigu su kokiais vaikais važiuojat, galima rinktis trumpesnę kelionę, pavyzdžiui, išlipti ankstesniam miestelį, bet irgi vaizdą pamatysit labai daug. Tai mes šį kartą praleisim šitą malonumą, bet jeigu dar kada nors atvyksime, gal bus verta pagalvoti apie tai. Aplink Etną, galima aišku ir pačią Etną, čia jau skonio reikalas, mes su vežimu nenorim. O dabar San Bellini rajoniukas, tai va taip pat kaip ten supieštas, ir čia bus supieštas, jau matosi piešiniai. Sukam šiek tiek į tokias siauresnes gatvelės. Paskutinis Katanijos ratukas ir eisim iki mašinos. Čia turėtų būti daug gražių visokių piešinių. Kelias ne pats geriausias su vežimuku. Bet įveiksim kažkaip. Va, visur visokie herojai nupiešti. Šitie realiai piešinukai ir biškį atgaivina vietą. Padarė tokį hipsterių kvartaliuką. Nes anksčiau buvo kurį laiką apleistas stipriai. Žmonės kraustėsi iš čia. Pradėjo piešti, gražino. Ir pritraukė daug visokių naujų gyventojų, naujų piešėjų. Žodžiu. Dabar turistai apsilanko. Aišku, nelabai yra iš ko čia jiems pinigus paimt. Bet šiaip pasigražėt, fainai. Rolling down the highway, doing 95 alone.
Kelias atvedė į tą patį turgų prie bažnyčios, kaip praeitam video. Bet tik tai, kaip rašė, jis ten dirba iki 2, 3, o pasirodo dabar 4:30 ir dar pilna dirbančių. Tai jeigu kažkas tai užvėluosit, dar galit kažką ir surasti. Šiandien šeštadienis beje yra, tai galbūt šeštadienį ilgiau dirba. Kraunasi, kraustasi žmonės, bet dar yra. Bet labai daug kopijų, man tikrai labai keista, kaip Italijai leidžia pardavinėti itališkų firmelių padirbinius visai. Čia kaip bendrabučiai tokie atrodo. Automobilį pasiekėm, gan toli buvo pavaikščiot. Atrodo, kad viskas čiki, jokių baudų, jokių lapelių, sugadinimų nieko nėra, viskas gerai. Gražus medis, dar vis su žiedais. Ir traukiam dar vieną tokį pajūrio miestelį pasižiūrėti. Pakrantės nelabai pamatėm tą Katanijai, tai eisim tokį mažą, jaukų, ramų miestelį, trumpai praseit palei pakrantę, pasižiūrėti, kaip ten žmonės gyvena. Važiuojam. Palikom Kataniją ir atvykom į Acitrezą miestelį. Ciklopų pakrantė Katanijos. Vos 20 minučių nuo Katanijos, mažas žvejų miestelis. Nu, kol važiavom, netoks jau čia jis ir mažas buvo. Bet, žodžiu, labai tinka lėtam vakariniam pasivaikščiojimui, būtent tokiam, kaip pas mus ir gausis. Jau visi pavargę, jau tingi tų miestų. Labai nebloga promenada, graži, su laivais, su ciklopų uolomis. Matom fone viena kita, dar gal kas nesimato, kai geriau matysis, tada prieisim, pažiūrėsim. Parkingas mokamas valandą 75 centai, tai €50 įmečiau 2 valandas. Kiek praeisim, tiek praeisim. 2 valandų tikriausiai neišbūsim čia, bet su apsidraudimu. 2 valandos. Greta galvoja, atvažiuosim, išlips, pasifotkins ir važiuos. Šiaip tai jo. Visi miegojo, kol važiavom tas 20 Tada galvoju, minučių. varysim į pardienį, spirksim kažko skanaus ir krysiu lovą miegoti. Bet kadangi jau pamiegojo mašinai, tai planas nusikelia. Nežinau, ar geriau, ar blogiau, žinau. Na, pirmą dieną sunki dėl to, kad 2 valandą jau nakties turėjom būti oro uoste. Tai realiai kėlėmės ten apie po 1. Ne, jūs po 1, o mane Izabelė 11:05 pakėlė ir jūs toliau užmingot, aš ne. Nu, čia 2 skirtingos istorijos. Viena liūdna, kita liūdnesnė. Žodžiu, kad nemiegojom, Greta visai ir lėktuvė nelabai pamiegojo. Tai žodžiu, po truputį vis 20 minučių mašinai, 20 minučių kažkur susirankė kokias 5 valandas 4 per naktį. Ne? Mažiau. Nu, 3 gal ir. Nu, bet ir prie baseino biškiuką. Tai tokios takelės. Pasiguodėm, dabar einam pasižiūrėti gražių vaizdų. Toks vos šūkas, mažiukas, siūlo valtis, paplukdyti aplink tas ciklopų uolas. Ten vis artėjom, dar nieko nepasakojom, bet jau sparčiai artėjom. Sėdi nuomotai, siūlo valtelės. Nu, va, tos uolos gražios, akmenuotos. Pagal Homero Odisėją, tik kad ciklopas Polifemas čia gyvena ir svaidė uolas į Odisėją. Vietiniai iki šiol vadina Ciklopo riviera šitą vietą. Be legendų, tai tiesiog uola susiformavo prieš 100 000 metų, kai lava pasiekė jūrą ir staiga atvės Etnos. Iš čia Etnos mes nematom nei vienai pusiai, bet matyt buvo pasiekus. Šiaip tai keista, kad vakare tai pakankamai tikrai gyvas toks miestas, miesčiukas. Žmonių labai nemažai. Kažko čia super veik nėra, bet pasivaikščioti visai gražu. Buvo arba bus kaviniai. Milijonai žmonių.
O čia gal šiek tiek gražiau. Vaizdelė atsiveria. Dar daugiau lavos ataušusios. Tokį reiškinį kaip šiandien galima pamatyti Islandijai arba Airijai. Bei Sicilijai. 3 vietos, kaip ir sako. Dėl etninės veiklos čia konkrečiai. Kitur gal dėl kitų veiklų. Bet čia gražu pasižvalgyti. Toks tikrai nestandartinis. Aišku, būna valų panašių. Bet čia, kaip sako, iš lavos. Nu panašu, nesako, nes tie juodi tokie suskilutė. Į lavą labai panašu. Galbūt nemeluoja. Dar toks va miestelis. Čia yra kitas šalia miestelis, iki kurio galima nueiti nesunkiai. Taip pat su labai gražia pilaitė. Pradžiai buvo mintis tenais nuvykti, bet ten nelabai ką daugiau ir tas pilaitės pasižiūrėti yra. Ant tokios patalos. Kaip čionais ta pilis yra. Ir toks mažas miestelis su aikštė ir gražia visai bažnytėlė. Tokios tokelės, mūsų toks vakaras. Dabar po truputį grįžinėjom link mašinos, važiuosim dar iki prekybcentrio kokio. Ir jau kokių 5 minučių iki apartamentų ir laiką leisim tenais. O rytoj panašiai rutina. Atsikelsim, baseinas, miestelis, kitas miestelis. Ir nemažai žingsnių, bet šiandien daugiau buvo turbūt žingsnių negu rytoj bus. Tai gal šiandien bus tokia sunkiausia diena. O laiveliai plukdina. Aplink tas suolas pasifotkinti gal ir nieko. Priklauso nuo kainos ir ar mėgsta tokius dalykus ar ne. Veda parodyti, kaip vakarienė ruošiama. Kažkas knygutę skaito. Tai gal kažkaip šviesos čia pas mus šitai vietai nėra. Makaronas verda. Vištienos kažkokie kepsniukai. Agurkai bus. Ir labai kažkaip garsiai ošiantis dujinį. Šliužą išnešti? Einam parodyk šliužą. Va, surado poną šliužiuką. Reikia į lauką išnešti? Taip. Gerai, nešim į lauką. Misija išnešk šliužą į lauką. Ir vakarienė, o po to terasėlė. Dar ne vakaras. Bum vaizdelis, labai geras. Vakarui pats tas Etnos ugnikalnis pilnu gražumu. Aišku, šiek tiek mažiau matosi negu prieš tai. Kolegų viens kitas sėdi terasai. Nesam vieni. Bet žodžiu, vaizdelis pritrenkiamas. Kažkas mirksi, kažkas šviečia. Rytoj ryte įdomu dar vaizdelis bus. Galbūt geriau dar matysis. Bet verta vien dėl tokio vaizdo. Šitie apartamentai. Parkingas vis dar mūsų vienų, niekas kitas.
Po vakarienės jau visi iškrito, tai aš vienas sakau atsisveikinsiu. Su Etnos vaizdu sakau iki. Kito video susitiksim Sicilijos kitose miestelėse. Manau, kad dar įdomesniuose negu Katanija. Iki. Užsipildė iš karto visas autobusas. Rado Savigynės prietaisą, jeigu ką.